Sakyk, kodėl taip paprasta gyventi tarp žiedų. Sveiki, mano vardas Emanuelis, esu Crooked Nose & Coffee Stories kavos manufaktūros įkūrėjas. Ne paslaptis, kad tikrai mėgstu kavą, šliurbti, ragauti, uostinėti, mėgautis, pasakoti apie ją. Bet dar viena mano tokia nauja slapta aistra – gėlininkystė. Daug jos neišmanau, bet faktas kaip blynas. Svarbu gėlėmis rūpintis atidžiai. Šiandien šiame video papasakosiu apie filtruotą kavą ir kalbėsiu apie 3 iš dalies skirtingus, bet iš dalies labai panašius filtravimo įrankius, žaisliukus. Galbūt trumpai apie kiekvieną. Arčiausiai manęs turime Hario, tikrai populiarus namų baristų ir kavinių įrankis, kuris sukurtas prieš maždaug 15 metų japonų kompanijos ir turi labai keistą, labai techninį pavadinimą V60. Dažniausiai naudoja popierinius filtrus. Arčiau manęs šitas instrumentas tai yra Bro kavinukas. Jį yra sukūręs žmogus, kuris šiuo metu kalba į kamerą. Yra taip, mano pačio kūrinys. Ir pats filtras išsiskiria ne tik mediniu korpusu, bet didžioji jo esmė yra vininis filtras. Ir trečiasis įrankis yra Chemex, sukurtas Peterio Schlumbaumo, jam yra 80 metų. Tačiau šiame video aš naudosiu plieninį filtrą. Šiam plieniniam filtrui, kaip kūriniui, yra, jei neklystu, apie 15, turbūt maksimum 20 metų. Ir tai yra esminiai skirtumai. Tai yra forma viena panašiai, kava tekės labai panašiai, viską veiks gravitacijos jėga, tačiau filtrai yra esmė, kuri keičia iš esmės kavos skonį jūsų puodelį. Ruošdamas kiekvienų įrankių kavą naudosiu tą pačią proporciją. Tai yra naudosiu tiek pat gramų kavos, tiek pat vandens. Vandens temperatūra bus ta pati, nes ir kava bus ta pati, bet šiek tiek pakoreguosiu malimą. Ir norėčiau pradėti kavos ruošimą nuo seniausio išradimo, nuostabios spalvos, tai yra Chemexo. Dar kartą priminsiu, bus naudojamas plieninis filtras. Skanus momentas. Pasirinkau Kostarikos Don Sabino kavą. Tai yra kiešos porūšis arabikos ir labai kvapnus, labai dieviškas, labai puikiai tiks šios laidos kontekste. Naudosiu klasikinę proporciją. Tai yra ruošdamas 250 ml kavos, aš atsisvėriau 15 gramų pupelių, dabar juos sumalsiu. Pradedu ruošimą. Žinoma, susigeriame kavą. Turiu užsikaitinęs vandenį iki reikiamos temperatūros. Ir neskubant skanaisiais judesiais pradedame ruošimą. Pradžiai norisi, kad kavos tirščiai gautų pakankamai ir tolygiai vandens. O po kelių sekundžių supilsiu likusią dalį vandens ir galėsim neužilgo jau imti ir paragauti, lengvai pakomentuosiu, koksgi šios kavos yra skonis. Visų filtruotų kavos įrankių man bent nemažas privalumas, kad nuolat matai, nuolat kontaktuoji su kava, gali ją užuosti, gali lengvai kontroliuoti visą procesą. Ir vėlgi atidžiai, neskubant, užpilnėjant kavą, gali mėgautis šiuo tamsios kavos ritualu.
dar keletą minučių ir galėsime ragauti paruoštą Kostarikos kavą. Svarbu paminėti, kad bet kuri karšta kava gali būti dar neypatingai skani, kol yra per karšta. Vėlgi, palaukus iki malonios temperatūros mes pajusime daug daugiau skonio ir taip natūraliai pasimėgausime geriau pačią kavą. Kągi primins kava, kurią aš paruošiau su plieniniu filtru. Pasimkime gėlę ir tai bus puikiausia analogija. Plieninis filtras praleidžia labai nemažai kavos turinio. Tai yra kava yra autentiška, fundamentalaus skonio ir mano galva jį primena ozoninę gėlę. Tai yra mes jaučiame ir matome gėlės ir dirvožemį, šaknis, kotą, lapus ir žinoma yra vienas kitas žiedelis, kurie duoda ir daugiau efekto mūsų nosiai, daugiau malonumo. Ir ši kava išties ganėtinai artima kavai, kurią mes pasiruoštumėm tiesiog užpiltinę puodelį. Tačiau filtras padaro labiau civilizuotą, labiau patogesnį ruošimo principą, nes didžioji dalis tirščių yra sulaikomos tiesiog filtre, bet pati kava iš savęs yra pakankamai švari. Visgi, jeigu atidžiau įsižiūrėsite, ji nėra skaidri, nėra permatoma ir gana ryškesnės tekstūros. Todėl geriant mes išties nesuabejojame, kad gerime kavą. Tas įrankis bro kavinukas arba kartais tiesiog lietuviškai vadinamas mūsų brolis. Ir jo principas visas atsiskleis naudojant daugkartinį lininį filtrą. Jis prieš tai yra sulankstomas į patogų filtrą, kurį galima įstatyti į degtuką. Ir ruošimas bus ganėtinai artimas mūsų prieš tai naudotam Chemex kavinukui. Filtras sukurtas prieš maždaug 7 metus ir buvo naudojamas mūsų kavos bare. Šiai dienai tikrai galite sutikti tam tikrose kavinėse, ne tik Lietuvoje. Ir sumalęs esu tą pačią kavą. Šiam filtrui kavos malimą šiek tiek padariau smulkesnį palyginus su plieniniu filtru ir proporcija išliks ta pati, tai yra 15 gramų, 250 ml vandens. Išlyginame kavą, procesas prasideda. Vėl neskubam, sukamaisiais judesiais, suvilkom kavos tirščius, šiek tiek palaukime. Tuo metu galime pasimėgauti nuostabiais aromatais. Tai yra vanduo jau atlieka savo darbą, jau mūsų nosis mėgaujasi pirmosiomis kavos natomis, o po keliasdešimt sekundžių galime pratęsti procesą. Medis puikiai šyla, bet nereikalinga jokia rankinė. Kągi duoda mums
lininis filtras. Iš dalies turėsime neužilgo pakankamai švarį, pakankamai elegantišką kavą, tačiau jeigu pabandytumėm pakalbėti ir rasti analogiją su gėle, tai būtų gėlė, kurią mes pamerkėme vazelį. Tai yra to sodraus, šaknų tvirtumo jau nebeturime žemės ir ši gėlė vėlgi turi pakankamai gražiai išreikštą kotą, lapus ir žiedlapį. Ji vis dar atrodo nuostabiai ir pakankamai balansuotai. Atidėkime filtrą ir įsipilkime kavos. Kava švaresnė, jau labiau primins arbatą, o ne kavą. Tačiau linas turi, vėlgi, drįsčiau teigti, nemažą privalumą. Jis praleidžia daug aliejų. Kava yra apvalaus skonio, minkšta ir labai kvapni. Nors akivaizdžiai yra išreikštos jau aktyvesnės, kvapnesnės, švelnesnės ir lengvesnės natos. Šiuo atveju gerdamas Kostariką aš jaučiu daugiau gėliškų ir vaisiškų natų, kurios tiesa, jeigu aš pagalvočiau apie vaisių, pavyzdžiui, obuolį, jis jau primins labiau keptą obuolį, o ne žalią ar ką tik nuskintą obuolį. Tai yra saldumo balansas yra išties nemažas. Kągi ir paskutinis įrankis yra V60 kavinukas Vario kompanijos. Pradžiai reikėtų pasiruošti, įsidėti filtrą, kaip reikia, susilanksčius. Tai yra vienkartiniai filtrai ir kad išvengtumėm popieriško skonio, reikėtų šiek tiek nulieti patį filtrą. Tuo pačiu sušils mūsų įrankis, sušils talpa, tai yra ąsotėlis, į kurį vėliau pateks kava. Ir išties turėsime švaresnį, skanesnį kavos skonį. Primenu, proporcija išlieka ta pati, 15 gramų kavos, 250 ml vandens. Ir šįkart kavą sumaliau dar stambiau, nes popierius labai gerai ir tvirtai sulaiko kavą, vandenį ir mes galime pastambinti daleles. Pradžia ta pati. Suvilgome kavos tirščius su keliasdešimt mililitrų vandens, palaukime keliasdešimt sekundžių, stebime, kaip gražiai kava atsiskleidinėja ir jau skleidžia nuostabųjį aromatą, kuris žinoma primena ir ruošiant kavą kitais filtruotais įrankiais. Tačiau su pirmaisiais lašais galima pastebėti, kad skystis prasiveržęs pro popierinį filtrą jau yra švaresnis. Ir tęsiant procesą ir baigus procesą akivaizdžiai matysime kavos rezultato skirtumą. Mėgstu užpilinėti po keletą kartų, neskubant sukamaisiais judesiais. Neretai pasuku ir patį kabinuką, patį įrankį, taip pabandau atidžiau kontroliuoti ruošiamą kavą ir stebiu, kad kavos tirščiai nepriliptų prie ruošiamo filtro sienelių. Bet procesas iš esmės identiškas, lygiai taip pat ruošiau ir Chemex su plieniniu filtru, ir Bro su lininiu filtru. Ir dabar Vario V60 naudojant popierinį filtrą, viskas vyksta taip pat. Beje, ruošiant kavą filtruotais kavinukais reiktų stebėti ir kiek pilti vandens, kokio vandens, kaip sumalti kavą ir taip pat sekti laikmatį. Tai yra,
Dažniausiai mano pačio naudojimo formulė paprastai paruošiama kava yra apie 4 minutės iki 4 minučių. Tokiu atveju kavoje yra vėlgi labai balansuoti skoniai, kartumas nedominuoja, o turime ir kitų svarbių akcentų būdingų tai kavai, kurią ruošiame. Priminsiu, ruošiu Kostarikos pupeles, jos pasižymė ir uogiškomis ir gėriškomis natomis. Noriu jas atskleisti kiekviename puodelyje kuo geriausiai. Tačiau tai yra Amerikos kavos atstovė, ji turės ir pakankamai sodrų kūną ir galime nukelti V60. O mūsų ragaujama kava jau dabar, matau, yra ženkliai šviesesnė. Kvapnesnė, rūgštesnė arba, drįsčiau teigti, vaisiškesnė. Tikrai rūgštelės nėra tiek daug, kad jis sutrauktų burną, būtų nemaloni. Tačiau akivaizdžiai trūksta ir sodrumo kūno, kurį dar buvo galima jausti ruošiant kavą lininiu filtru. Jeigu pagalvočiau apie gėlę, kas būtų tai per analogija, ogi tiesiog žiedlapis. Jokio koto, jokių lapų. Toks žiedlapis gali būti irgi įmerkiamas į stiklinę ir atrodyti nuostabiai. Koks gi reziumė. Iš tikrųjų turėjome tą pačią kavą, tas pačias pupeles ir ruošėme tą pačią proporciją. Naudojau 15 gramų kavos, 250 ml vandens, temperatūra vandens buvo ta pati, šiek tiek koregavau malimą. Ir turėjau 3 skirtingus filtruotos kavos įrankius. Turėjau V60 su popieriniu filtru, Bro su lininiu filtru ir Chemence, kuriam naudojau plieninį filtrą. Ir jeigu paimtumėm gėlės analogiją, su pirma, Chemence su plieniniu filtru mums duoda tokį pilniausią, natūraliausią kavos ir tuo pačiu gėlės vaizdą. Turime vazoninę gėlę, žemę, lapai, žiedlapiai, viskas taip, kaip atrodo dažniausiai gamtoje. Ši kava yra tokia, kokia yra iš tikrųjų, be jokių efektų, be jokių iškraipimų. Jeigu kalbame apie lininį filtrą, jis jau filtruoja kavą. Tai yra, mes turime gėlę vazelėje. Turime lapus, turime žiedlapį, viskas gražu, elegantiška. Ir jeigu pažiūrėsime į kavą, tokia kava jau yra švaresnė, jau yra skaidresnė, bet vis dar turi pakankamai sodrų, pakankamai ryškų kūną. Jeigu kalbame apie popierinį filtrą, apie V60, ir kalbame apie gėlę kaip analogiją, mes turime tarsi nukirptą rožės žiedlapį, pamerktą į vandenį. Visas fokusas į lengvus aromatus, į jos įsiskleidimą, į jos tikrai nuostabią formą, tačiau jau neturime šaknų, neturime lapų, neturime koto ir rezultatas puodelyje labai švarus, labai arbatiškas, bet tuo pačiu kvapnus ir ryškus. Kokia forma arba koks įrankis geriausias, kokia kava skaniausia. Tai yra visiškai subjektyvu. Jeigu paklaustumėt manęs, rekomenduočiau turėti skirtingus filtrus, nes taip jūs galite tą pačią kavą pasigaminti skaniai, bet labai įvairiapusiškai. Nuo lengvos arbatiškos iki natūralaus skonio kavos. Skanių atradimų, skanių pažaidimų ir jeigu tik tai turėtumėt klausimų susijusių su filtruotais kavos įrankiais, palikite komentaruose. Arba žinoma, visada galite užsukti mūsų kavos manufaktūrą ir pakalbėti plačiau apie kitus kavos žaidimus. Ačiū už dėmesį. Skanių puodelių.